Hamster Kombat. Ar tai didžiausias šių metų nusivylimas? Tikrai taip, ir šiandieną mes aptarsime, kodėl taip atsitiko. Taigi, aš su jumis pasidalinau 4 projektais, kurie mano manimu turėjo per trumpą ir greitą laiką atnešti gan padorią pinigų sumą. Gal pradėkime eilės tvarka, kurie pirmi išmokėjo ir kaip jiems sekėsi. Taigi, pirmas buvo projektas, kuris išmokėjo Pixelversas. Pixelversas padarė žmonėms nuo 300 iki 400 dolerių per maždaug 2–2,5 mėnesio. Airdropas buvo sėkmingas, viskas buvo pasaka, viskas buvo gražu, bet projekto kūrėjai nesugebėjo ištiesėti savo tolimesnių planų. Nors ir dabar galima ten su tuo gautų NFT prisijungti prie kažkokio žaidimo, žaisti ir kažką daryti, bet jie neištesėjo tai, ką žadėjo. Ir mes matėme, kad Pixelverso moneta, kai tik išėjo 3 ar 4 dienas, kilo į viršų ir dabar nuo aukščiausio taško nukrito 93%. Sekantis airdropas, kuris mums išmokėjo pinigus, tai buvo Dogs. Dogs buvo labai paprastas žaidimas, jums tiesiog reikėjo prisijungti su savo telegramu prie Dogs žaidimo ir pagal tiek, kiek jūsų paskyra yra sena, tiek jūs gavote Dogs monetų. Laikui bėgant Dogs pridėjo tokius kaip achievementus, ne achievementus, bet kaip daily prisijungimus, ir už daily prisijungimus jūs galėjote gauti papildomų monetų. Ir pabrėžkime šitą dalyką, nes šitas dalykas bus labai aktualus, kai šnekėsime apie hamsterį. Dogs išdalijo net 85% visų savo monetų žaidėjams. 85%. Todėl mes matėme, kad Dogs kaina kyla į viršų, Dogs projektas toliau gyvas, jisai sukasi. Jie rytoj su NOT tokenų sudegina 4 milijonus vertės tokenų, tai yra NOT ir Dogs tokenų, ir šis projektas toliau sukasi ir jisai turi didelį ir stiprų palaikymą, nes jisai išmokėjo ir viską padarė taip, kaip žaidėjo. Ir svarbiausias dalykas, nenusuko nei vieno cento iš žaidėjų, kuriem visiškai mažai reikėjo įdėti pastangų, ir išmokėjo žaidėjams nuo 300 iki 700 dolerių. Aišku, žaidėjai, kurie negavo tų 7 ar 600 dolerių, nes jie nepanaudojo Bybito registracijos linko, kurį mes jums dalinomės, ir jūs galėjote per tą linką užsiregistravę gauti papildomų 100 000 tokenų. Jeigu jūs norite dar tokių bonusų, tai aš jums palieku linką apačioj ir prisijungę prie mūsų Telegramo kanalo. Ten rasite daug įvairiausios informacijos, tokios kaip atlikti signalus, kur atlikti signalus, kaip įsidėti, nusimti pinigus ir visą kitą informaciją. Ir dabar einame mes prie pačios kulminacijos. Kulminacija. Hamster Kombat. Hamster Kombat. Hamster Kombat galėjo įsirašyti į istoriją ir įsirašė kaip pats didžiausias, bet kaip pats didžiausias ir sėkmingiausias kripto airdropas. Na, bet dėje jie įsirašė kaip pats prasčiausias ir labiausiai nuvilintis airdropas. Bet kodėl taip atsitiko? Pirmas dalykas, tai jie melavo visiems žaidėjams. Kai išėjo achievementai, tai yra pasiekimai, mes matėme, kad tik tai 1% žaidėjų turi 3 milijonų profit per hour achievementą. Pagal tai buvo galima spekuliuoti, kad kiekvienas žaidėjas turėtų gauti nuo 500 iki 1500 dolerių, ir aš buvau vienas iš tų žmonių, kuris irgi taip maniau, nes aš mačiau, kiek mano draugė įdeda daug pastangų į šitą žaidimą. Dar sekantis dalykas, kadangi jau taip įsivažiavam, noriu pabrėžti, kad nei vieno žaidimo pats nežaidžiau, visų žaidimų žaidė mano draugė, todėl aš šneku pagal tiek, kiek jinai uždirbo. Jeigu jinai galėjo uždirbti, kuri kripto pasaulyje pirmą kartą atsirado, galėjo tiek kiekvienas. Hamster Kombat paleido achievementą, kad 1 milijoną profit per hour coinsų turi tik tai 1% žaidėjų. Pagal tai galima buvo spekuliuoti, kad tai yra ganėtinai geras dalykas, nes reiškia, labai daug žaidėjų tiesiog prisijungė, paspaudinėjo, nežaidė ir išėjo. Laikui bėgant, ką mes pamatome, išeina airdropas ir mes matome, kad žmonės gauna 20–35 dolerius, mano draugė gavo 200 kažkiek dolerių, kuri turėjo 10 milijonų profit per hour ir net 8 ar 900 raktų. Tai yra visiškai juokingi skaičiai, bet galim įsigilinti, kodėl taip atsitiko. Nes tai neatsitiko dėl to, nes buvo labai daug žaidėjų. Taip šneka žmonės, kurie visiškai nieko bendro neturi su kripto pasauliu ir visiškai nieko nesupranta. Tiesiog šis projektas mus visus apgavo. Literaliai mus visus apgavo. Dabar jums prieš akis yra nuotrauka ir mes matome, kad net 5 top Hamster Kombat piniginės turi daugiau negu 94% visų esamų monetų. Ką tai reiškia? Atsimenat, kaip aš jau minėjau, kad Dogs projektas išmokėjo net 85% visų esamų monetų žaidėjams, tai Hamsteris išmokėjo vos 6%. Vos 6%. Ką tai reiškia? Kad jūsų esama suma būtų padidėjus nuo 8 iki 15 kartų. Tai tarkim, jeigu tu gavai 20 dolerių, tu būtum gavęs 200. Bet kadangi projektas padarė viską nesąžiningai ir visą šitą dabar hypą kūrė ant antro sezono, kad žaiskite antrą sezoną, čia bus viskas dabar kitaip, galite savo hamster tokenų sustatyti, gausite didesnius, žodžiu, pasakoja vėl kažkokias pasakėlės. Na, aš jūsų vietoj ir savo draugės vietoj ir rekomenduočiau antro sezono tikrai nežaisti, nes mes visi buvome lengvai apgauti. Taip pasipils
dabar daug komentarų, kad aš jums sakiau, kad čia išmokės ten 2, 5 ar 10 dolerių. Taip ir taip. Taip daugelis žmonių taip sakė. Daugelis žmonių sakė tą patį apie Dogs, apie Pixelversą. Ta patį sakė, bet jie išmokėjo didelius pinigus. Nu, gal nepasakytume, kad dideli pinigai, nes per mėnesį tu gali daug daugiau uždirbti, bet kai žaidė Dogs arba Pixelversą, patys suprantat, kiek mažai reikėjo įdėti pastangų. Na, o Hamster Kombat vėliau įvėlė ir visokias reklamas, ir visa kita. Na, ir tiesiog įsirašė istoriją kaip pats prasčiausias airdropas. Sekantis airdropas, apie kurį mes dar nepašnekėjom, tai yra Cats, bet Cats yra labai panašaus principo kaip Dogs. Jie išmokės net 88 ar 89% visų esamų monetų žaidėjams. Ten į keityklom dar liks kažkiek procentų visa kita ir mes pamatysime labai gražų projektą. Taip kaip ir su Dogs. Daugiau kaip ir nelabai ką aš turiu pasakyti. Labai gaila, kad taip atsitiko. Niekas negalėjo žinoti, kad projektas taip sužais. Jie galėjo tikrai sužaisti labai gerai. Mes asmeniškai savo Hamster Kombat tokenų nepardavėm. Nematau tikslo jų parduoti, bet mes manau, kai prasidės tas vadinamasis bullrunas, tai yra po prezidento rinkimų Amerikos, kai viskas pradės augti galimai, viskas priklauso nuo kokia bus tolimesnė situacija. Mes per live streamus labai dažnai apie tai šnekam ir diskutuojam, dabar tikrai nediskutuosim. Kadangi tiek daug tokenų laiko 5 žmonės, mes galime pamatyti labai greitą ir spartų Hamster Kombat coinso augimą, kad sukelti kaip burbulą, kad žiūrėkit, kaina kyla 100, 200, 300, 400, 500 ar net 1000% pakyla. Kas atsitinka? Tada žmonės galvoja, kad reikia pirkti, nes jau aš bijau praleisti, jie pradės pirkti ir tos didelės piniginės neišleis, o tos didelės piniginės ims ir pradės pardavinėti Hamster Kombat tokenus ant naujų pirkėjų. Aš jums siūlau iš vis, jeigu nelabai supratinat kripto pasaulio ir kaip šiuolaikinę rinką galima lengvai manipuliuoti, net nekišti nosios į Hamster Kombat, o jeigu ir norite bandyti kišti nosį kartu su mumis, tai kaip ir minėjau, dažniausiai 8 valandą YouTube kanale, kur dabar žiūrite ir video, mes darome live streamus, tenai diskutuojam ir ten galima labai daug ko visko išmokti. Tai manau, šiandienai yra tiek, tikrai gaila, kad taip atsitiko, bet kol kas tiek su Hamster, Dogs ir Pixelversu bendrai padaryta apie $1300. Laukiam dar Cats, gausis gal koks 1500. Gaila, kad taip atsitiko, niekas negalėjo žinoti, visi gali tik tai dabar, kai taip atsitiko, labai daug šnekėti, labai daug kloti, bet jie nei vienas nesupranta, kodėl taip atsitiko, o aš jums eilinį kartą viską labai nuosekliai paaiškinau. Ir manau tiek, sekantis video, nežinau, išeis kitą savaitę. O sekantis video bus, kaip atidavėm 5 PlayStation. Jeigu tu nori dalyvauti konkursuose, ką tu reikia padaryti, tai tiesiog prisijungti į mūsų live streamą ir tiek. Gražaus vakaro ir tikiuosi, į tavo klausimus buvo atsakyta.